Kaip man būtų buvę gerai va šitokį video pačiai pasižiūrėti savo laiku, kur aš tenais dar galvojau, o tai gal tikrai, tai gal čia su manim kažkokia problema, gal čia aš per sudėtingai galvoju viską, tai gal čia aš pernelyg prie visko kimbu, gal čia aš bajerių nesuprantu. Sveika, mano miela klausytoja, kažkokiu stebuklingu būdu pataikiusi ant šitos informacijos. Labai dažnai narcizai, mėgindami sumažinti moters, tai gali būti potenciali arba jau esama partnerė, svarbą ir savivaizdį, kad būtų lengviau ją manipuliuoti, naudoja tam tikras frazes. Tokios frazės, kurias dabar išvardinsiu, yra labai blogas ženklas, todėl kad nežada jums sveikatos santykiuose nei artimoje, nei tuo labiau tolimoje ateityje. Pateiksiu jums dabar 6 frazes, į kurias labai svarbu laiku atkreipti dėmesį. Laiku tai reiškia pačioje santykių pradžioje, nes būtent tada šitos frazės ir yra stipriausias perspėjantis signalas ir būtent tada jos yra iškalbingiausios ir pasako daugiausia esmės. Iš pirmo žvilgsnio frazės gali pasirodyti netokios ir piktybinės. Kas čia tokio? Ypač kai galvoji, oi, tai vėliau gal viskas išsilygins, susilygins, ten apsišlifuos ir ta. Ne. Tikrai ne. Jos ir baisios, ir rimtos, ir pavojingos, bet visas tas pavojus dar tik laukia ateityje. Taigi, kokios tai frazės? Pirmiausia, jei neduok Dieve, jau pačioje santykių pradžioje jūs esate pavadinama durne arba durnele. Net juoko forma. Ypač juoko forma. Tai gal tu durnelė? Ką visai durna? Ir jokių būdų nepasimaukite ant tokių kabliukų kaip ašgi nerimtai, ašgi nenorėjau nieko blogo, ašgi nenorėjau nieko įžeisti. Apie tai, ko norėjo ir ko nenorėjo šitos frazės sakytojas, mes pakalbėsime video gale. O dabar supraskite, kad jeigu šita ir kitos menkinančios frazės jums yra pradedamos tiekti jau pačioje santykių pradžioje, jūs neabejotinai turite reikalų su psichopatu, narcizu arba sociopatu. Iš tikrųjų, tai nelabai ir svarbu, su kuriuo iš šitų, nes visos šitos 3 formos yra bet kuriuo atveju jums sveikatai labai pavojingos. Antra. Joms prie progos ir be progos užduodami tokie klausimai, kaip, o tu iš mėnulio iškritus? Kosmonautė tu visiška. Aišku, apeliuojama į tai, kad, tu galbūt biški keista, galbūt tu biški nelabai normali, gal tu biški kitoniška, neįsipaišai čia į visuomenės normas, į ką nors standartų neįsipaišai. O ką reiškia neįsipaišyti, ką reiškia būti keistam, jeigu mes grįžtume atgal į tą laikotarpį, kur mūsų instinktų pačios yra ištakos. Būti keistu, būti nepritampančiu prie genties, reiškia būti išvarytų iš genties, reiškia gyventi vienam, reiškia mirti. Mes labai bijome būti keisti. Ir labai bijome neįsipaišyti į tą bendrą kažkokią tai socialinę normą. Todėl į šitas frazes paprastai reaguojame labai žaibiškai ir tai labai būdinga meniškom sielom, kurios iš tikrųjų yra kitoniškos. Bet kitoniškos visada gerąja prasme, o narcisizmo akimis kitoniškumas bus pateikiamas blogąja prasme, kad tavo kitoniškumas tau gali tik tai pakenkti ir padaryti žalos, o ne atnešti naudos visuomeniai ir padaryti tave išskirtiniu ir unikaliu. Kadangi tai veikia ant jautrių, ant meniškos sielos būtybių labai efektyviai, tai narcizai būtent ant tokių šitas frazes dažniausiai ir naudos. Ir dažnai būna naudojęs tokia didelė pašaipa, kaip į durnelę žiūri, kaip į beprotę, tuo tarpu, kai paprastai tokios jautrios sielos, tokios meniškos prigimties būtybės yra ir labai mąslios, ir dažnai labai protingos, ir labai giliai sugeba ir išjausti, ir pasakyti, ir suprotauti, suvokti dalykus. Trečia, būk paprastesnė. Tu, jeigu esi ypatinga, tau irgi ir dalykai turi tave supti ypatingi, vertingi, aukštos prabos, aukštos vertės, aukšto lygmens. Ką narcizas tau gali suteikti? Gali jisai tau suteikti aukštos prabos, aukšto lygio santykį, aukšto lygio pagarbą. Ypatingam santykiui narcizas nepribrendęs. Ypatingas santykis yra tik vienpusis, pas jį, į jį ir jam, o iš jo kažkam santykis turi būti kuo paprastesnis, kitaip tariant, mėtom trupinius. Trupinius lesat, gerai liuks, jūs mano aplinkos dalis. Jeigu jūs norite viso pyrago gabalo, jums špygutė taukuota, panorėkite toliau, jūs per daug nepaprasta. Taip kad tu su savo įmantrumu, su savo nuomonė, su savo aukštom moraliniam vertybėm, su savo galbūt dideliais tikslais ir siekiais, su dideliais reikalavimais, kad su tavim elgtųsi adekvačiai, kad su tavim bendrautų sveikuoju būdu, viskuo tuo daraisi vis didesnė, vis sunkiau tave pastumt, o reikiagi, kad tu būtum lengvai pastumiama.
Ir apskritai, kad tu šviesdama savo talentų, savo charizmą, savo ypatingai sugebėjimais, nebūtum joks švyturys ir neužgoštum savo šviesa šitos krištolinės liustros narcizo, kuris kabo palubėj ir į jį visas dėmesys turi eiti. Tu turi būti tiesiog sodo lempelė šalia liustros. Ir ne joks jokių būdų švyturys. 4. Tokios frazytės kaip gal tu jau nebesvaik, gal tu jau nusileisk ant žemės, atsigauk mergyt. Galbūt tu turi verslo planą, verslo idėją labai gerą. Galbūt tu savo pačios finansinius pagrindus nori auginti, savo pačios finansinės galimybės plėsti, savo turtą auginti ir plėsti. O gal tu sugalvoji, kad tu sugebėsi per metus sutaupyti pinigų kokiai nors labai tolimai ir nepigiai kelioniai, arba kokiam nors prabangiam automobiliui, galbūt pasimti paskolą tam automobiliui ar namui pasimti. Tokiu atveju labai dažnai tai bus laikoma kaip nerealistiniai svaigalai, fantazijos, iliuzijos, iš srities, kad tu net nenorėk, nes tai yra neįmanoma. Iš tiesų, tas maštabas, tas didelis dydis, kuriam moteris turi potencialą ir iš kurio moteris gali išaugti ir evoliucionuoti į kažką labai didelio ir plataus, gerokai toliau išlendančio už narcisistinio suvokimo dėžutę ir rėmus, į kuriuos narcizas norėtų pilnai sutalpinti savo partnerę, tai tokiam yra baisiausias dalykas, kad moteris augs, kad moteris vystysis, tai labai gąsdina narcisistinės asmenybės. Jie nenori atkristi, kai kitas tobulėja. Jie verčiau iš visų jėgų laikys prispaustą kitą žmogų stagnacijoje, negu leisis pastatyti laipteliu žemiau. Čia vėlgi grįžtam prie to paties, kad galbūt pats narcizas negali sau leisti stipriai plėstis, negali sau leisti stipriai augti, galbūt jisai nesugeba sau leisti labai didelių finansinių aukštumų, karjeros aukštumų, yra tam tikri kompleksai, tam tikri blokai, dėl ko jis vienu ar kitų dalykų negali padaryti arba šiuo metu jaučiasi negalintis padaryti ir pats iš savo asmeninių rėmų negali išeiti, nes taip kaip narcizai uždeda rėmus mums, tai patikėk, pas jį galvoje yra dar didesni, geležiniai, dar kietesni ir standesni rėmai, kuriuos paprastai jisai jau yra užsidėjęs savo pačiam. Tai vėlgi ateina iš ankstesnių vaikystės patirčių, iš auklėjimo, iš perfekcionizmo, iš didelių reikalavimų, iš pretenzingumo, iš baimių labai įvairių. Ir lygiai taip pat savo, kaip ir visi kiti žmonės, nors narcizas truputį labiau primena mašiną, bet jisai lygiai taip pat turi, kaip kiti žmonės, ir žmogiškų dalių, ir tų žmogiškų trūkumų, žmogiškų kompleksų, žmogiškų baimių, kurios labai stipriai veikia. 5. Tu esi išpizdėjusi merga. Dėmesio, šitie momentai labai dažnai pas narcizus, iš viso narcizai mėgsta tokius pasakyti, merga, išpizdėjusi, su keiksmažodžiais, su riebiais ir visiškai jiems yra normalu tai daryti net su mažai pažįstamom moterim. Normalu visų pirma dėl to, kad jie sako, ką galvoja, nes pas juos ir terminai galvoje tokie daugiausia malasi. Bet ir visų antra, jiems tai yra normalu daryti santykių pradžioje, nes būtent per tokias naglas frazes, tokias atrodo etikos kodeksą bet kokį pažeidžiančias, jie labai sėkmingai išsitestuoja auką ir atsifiltruoja auką nuo neaukos. Iš ko galima padaryti savo arkliuką, iš ko galima padaryti savo auką, o kuri moteris niekada neįeis į aukos vaidmenį ir kuri moteris spragtelėjimo greičiu pasišalins iš jo akiračio. Tai čia visada yra kaip filtras, kaip atrankos tam tikras mechanizmas per tokius labai riebius, užgaulius, įžeidžius epitetus, frazes, pamąstymus, įžvalgas, komentarus, pajuokavimus. Jie prasimina keliuką ir pasižiūri, kaip tas kelias minsis. Lengvai, sunkiai, lengvai, sunkiai. Jeigu lengvai, varom į mišką ir kuo toliau į mišką, tuo daugiau bus medžių. Ta išpizdėjusi merga dažniausiai reiškia, kad tu esi tiesiog per stipri asmenybė, su kuria man jau kyla kažkokių problemų susitvarkyti. Man jau kyla problemų tau uždėti antrankius, tau pritaikyti kažkokias dogmas ir šablonus, pagal kuriuos tu turi apsiriboti. Ta prasme, aš negaliu tave šokdinti palei savo dudelę.
Ir vat visas tas kito žmogaus stiprumas, laisvumas, gebėjimas būti labai adekvačiu visomis aplinkybėmis, gebėjimas atvirai ir tiesiai kalbėti, atvirai ir tiesiai identifikuoti neadekvatumą, manipulacijas, jeigu tokios vyksta, atvirai ir tiesiai identifikuoti dvigubus standartus ir parodyti pirštu ir apie tai pakalbėti, neišsigąst ir nepabėgti. Visa tai yra tas tavo stiprumas ir didingumas, kuris bus visą laiką prilyginamas išpizdėjimui. Tarsi tai būtų kažkas perteklinio. Matai, išlikti savimi, būti stipria asmenybė, gebėti apsiginti, gebėti nepasiduoti, visada narcizui yra perteklinis charakteris. Narcizui geras aukos charakteris yra jokio charakterio. Kai gali glostyti palei plauką, prieš plauką, kaip nori ir viskas glotniai nuguls taip, kaip narcizo rankelė pajudės. Jam visiškai netinka, kad tu turi savo prioritetus, kad tu turi savo nuomonę, kuri tavęs negazdina. Neleidi svetimiem primesti svetimų vertybių, svetimų norų, troškimų, tikslų, svetimų baimių galbūt net nesileidi primetama. Ir visa tai sudaro tavo šerdį. Visa tai visada skambės kaip tu išpizdėjus merga. Ir dažnai santykių pradžioje yra galvojama, aš pagyvensiu, pažiūrėsiu, gal čia tikrai čia buvo bairis, gal praeis laiko ir visa tai nuslops, arba visa tai persijungs į kažkokį švelnesnį režimą. Ne, juokauk. Nei jokį švelnesnį, tik į grubesnį, tik į žastkesnį, tik į dar pavojingesnį, šiurkštesnį, baisesnį režimą viskas gali pereiti. Todėl, kad pas psichopatinį žmogų, pas narcisistinį žmogų, pas sociopatinį žmogų visada eina viskas viena kryptim. Ne gerėjimo, o blogėjimo. Dažniausiai greitis didėja, pagreitis didėja, gebėjimas suvaldyti situaciją ir tikimybė saugiai nusileisti tik mažėja. Ir nors ir kaip pačioje pradžioje yra sunku žavų riterį palikti, išmesti už borto, nes tu dar nesi iki galo jo pažinus, nesi iki galo įsitikinusi, kad tikrai viskas taip blogai, kaip galbūt tau pasirodė, tas momentas yra sunkiausias, nes tu visą laiką lauksi to galutinio patvirtinimo, to paskutinio lašo, kad taip, tikrai aš esu teisi, vos nežinai su antspaudu ir parašu ant dokumento, kad šitas tai nevertas tavo laiko ir dėmesio. Bet toks galutinis dokumentas ir parašas ateina tik tais tada, kai jau po daug metų realaus smurto ir kančių ir visiško praradimo pačių didžiausių ir geriausių gyvenime dalykų ir resursų, įskaitant jaunystę, sveikatą, nervus ir taip toliau ir galimybės karjerinės, kai tada jau tu išsiskiri ir po to dar kurį laiką galimai slapstaisi, bėgi nuo to, po to bandai išgyti, bandai save, kažkaip grąžinti į realybę, į gyvenimą, iš naujo susikurti, atsistatyti. Vat per šitą skyrybų popierių tu jau gausi su antspaudu ir parašu. Bet tada galbūt tau jau net šliaužti jėgų nebebus likę. Jokios naudos ir prasmės iš to patvirtinimo ir 100% įsitikinimo, kad taip, šitas idiotas nebuvo vertas nei vienos mano gyvenimo minutės, nei vienos mano ašaros nukritusios. Aš iš karto į priekį galiu pasakyti, va šitos frazės jau 100% puikiausiai viską patikrina. Ir 6. Nevaidink princesės. Oi, čia kaip princesė ant žirnio, tavęs nepaliesi, oi, ant tavęs dulkelės nenupūsi. Stipriai paėmė už riešą ir timptelėjo, kai kažkas jam nepatiko, pavyzdžiui, ne? Pastumimas gali būti kažkur už pečių, toks tvirtas suėmimas ir pastumimas į priekį, arba ten, pavyzdžiui, paėmimas ir pasodinimas jėga ant kėdės, tarkim. Dar kažkokie panašus veiksmai, kurie kaip ir dar negalėtų būti traktuojama kaip fizinė prievarta, bet tai visą laiką yra, apšildomoji grupė prieš pagrindinį koncertą. Niekam nelinkiu pagrindinio koncerto sulaukti ir niekam nelinkiu tokios smagios pagrindinės grupės paklausyti. Bet pas narcizą tokie atvejai pasitaikys reguliariai ir dažniausiai bus pripaišoma kaip moters kaltė, kad jį išprovokavo ir iš pradžių dėl švelnių veiksmų bus išprovokavus, o po to jau nors ir iki žudimo prieis ir vis tiek bus išprovokuota moters. Intimumo akimirkomis gali būti perspausta lazda ir smaugimo kažkokie elementai ir kas nors panašaus, netgi tas tiesiog rankos stiprus uždėjimas ant kaklo, parodant dominavimą. Dominavimo ženklai, simboliai ir žestai. Jie vis tiek jau yra labai labai iškalbingi. Po tokio dominavimo sugluminus
moteriai dažniausiai bus pasakyta nevaidink princesės. Reiškia, nenorėjo, kad aš su tavim būčiau labai švelnus, kad aš su tavim būčiau atsargus, kad aš su tavim būčiau pagarbus. Reikalauk iš manęs to. Man tai nepakeliui. Tai va, tai tas nevaidink princesės irgi, kaip ir aukščiau esantis 5 numeris, reiškia vieną ir tą pačią tiesą, kad šitas žmogus nejaučia absoliučiai jokios pagarbos, ne tik tais tau, bet ir visoms moterims apskritai, visai moterų giminiai. Ir kad tas damos paveikslas, kad moteris yra kažkas kilnaus, kažkas trapaus, kažkas gražaus, ką verta nešioti ant rankų, šitas paveikslas jo vaikystėje nesusikūrė, šeimoje tokio paveikslo vyrukui niekas neįskiepijo. Niekas moters nevertino kaip moters, greičiausiai ten buvo darbo arklys ar dar kažkoks kitoks, o gal bokso kriaušė, mes nežinom, bet šitam vyrui nereikia princesės, ką ir sako jo frazė, nebūk princesė, jam reikia pelenės. Jam reikia vergo darbo jėgos. Šita diagnozė dėja, bet jau yra visam gyvenimui, be galimybės kažką pakeisti. Automatiškai tokie vyrai labai neigiamai žiūri į moterį, kuri turi savigarbą ir kuri savo vien veiksmais, nebūtinai žodžiais, reikalauja pagarbos. Atsitraukia, atitolsta, nekomunikuoja tam tikrą laiką, pastato tam tikrą atstumą tarp savęs ir nemandagiai bendraujančio žmogaus. Ir šitas visas frazes, kurias aš įvardinau, ir ypač šitą tu nebūk princesė, dažniausiai taiko priekabiautojai, prievartautojai, smurtautojai ir kiti įvairiaus plauko pašlemėkai. Tik išgirstate bent vieną tokią frazę, iškart žaibiškai tą ir darote, kad savo viduje įjungiate tą princesę kaip tik. Ir pageidautina, kad tai būtų kovingoji princesė Ksena. Aišku, nebūtina kovoti, kartais užtenka jungtis Ksenos protą ir gudrumą ir tiesiog tyliai pasišalinti iš situacijos, jeigu tyliai bus saugiausias būdas įmanomas, nes visų pirma galvoti turime apie savo saugumą, o ne apie kažko įrodinėjimą pavojingam žmogui. Susidūrusi su tokio tipo žmogum, kuo skubiau neškit savo skūrą lauk. Neškit savo klumpės, vyniokit savo meškeres, tepkit savo slidę iš tos patalpos, iš tos situacijos ir iš to santykio kaip tokio. Ir čiuoškit nuo kalniuko su vėjeliu į šviesų rytojų. Kaip man būtų buvę gerai va šitokį video pačiai pasižiūrėti savo laiku, kur aš tenais dar galvojau, o tai gal tikrai, tai gal čia su manim kažkokia problema, gal čia aš per sudėtingai galvoju viską, gal čia aš bajerių nesuprantu. Negalvokite jokių būdų, kad o gal reikėtų duoti antrą šansą, o gal man reiktų dar čia patrypčioti šitoje dinamikoje ir pasižiūrėti, 100% įsitikinti, kad tikrai taip arba tikrai ne. Ne, su sveiku žmogum, sveikų santykių atveju tokių minčių nekils niekada. Nes kai viskas bendravime yra gerai, tai jūs ir jausite, kad yra gerai. Jums nebus tokių dvilypių, tokių abejonių, minčių, kad jeigu nuo vyro šnekų jums nemalonu, tai patikėkit. Žmogus norėjo, kad jums būtų nemalonu. Čia tikrai neatsitiko taip savaime netyčia. Jie visi visada labai gerai žino, ką daro. Jie gali nepripažinti, nerodyti to, kad jie žino, ką daro. Nes kitose situacijose, kai jiems reikia kitus tikslus pasiekti, jie šitų metodikų nenaudos, jie naudos visai kitas metodikas. Ir jeigu jie tik tai nori, jie nors ir į durų kilimėlį patys gali pavirsti, į šilkinį adijalą. Ir jie tikrai gerai žino, kokias naudas jie iš šito dalyko nori pasiimti ir jie labai tikslingai, kryptingai veikia. Ypač sociopatai, psichopatai, taip toliau. Protas jų veikia labai aštriai ir gerai. Ir labai konkrečiai, strategiškai sudėlioja žingsnius, koks veiksmas duos kokie to veiksmai, kokia frazė, kokią reakciją sukels pas auką, apsičiupinėja, jie suranda pačius tinkamiausius kelius prie aukos prieiti ir savo norimą resursą iš jos pasiimti. Santykių pradžioj viskas sveikuoju atveju eisis palaipsniui, atsargiai, subalansuotai, iš lėto, savo tempu ir jau tikrai be įžeidinėjimų, be vertės sumenkinimų. Todėl, mielosios, apeliuoju į jūsų budrumą.
Kai išgirsite vyrą per pirmus pasimatymus sakant bent vieną iš šitų 6 mano išvardintų frazių, iš karto įjungite savo galvoje signalą, raudoną, besisukantį greitosios lemputė, alarmas, tik kažką pajaučiat ne to, vyniokit meškeres nuo pavojingų vyrų. Net jeigu kol kas pavojus yra tik tais nujaučiamas. Dinkite kaip į vandenį. Įpraskite pasišalinti anksčiau laiko, kai turite negerą nuojautą. Pakartosiu dar kartą. Įpraskite pasišalinti anksčiau laiko, kai turite negerą nuojautą. Jeigu iš šito video išsinešite vieną mintį, tai tebūnie ji šita. Būkite sveikos ir saugios. Su jumis buvo Kristina ir mano kanalas Ieškok šviesos viduje.